Stati už restorano baro. Stovėjo miesto pažyba. Jeigu esate nuostabiame Vilniaus stoties rajone, jūs kankina troškulys, o galbūt tiesiog norite paskaityti knygutę, užeikite čia, į Grand Central. O, va čia tai knyga. Pilna neįdomu. Lazdyno riešutų. Alio, vieną Pornstan Martini prašyčiau? O. Pirmiausia, apšildome skrandukus su Pornstan Martini kokteiliuku. Kaip matote, atrodo įspūdingai. Įspūdinga. O skoniukas, oje. Ir kas geriausia, kad jis yra su lietuvišku kriaušių pucytė. Neilgai laukus atriedėjo mūsų maistas. Kvepia, o Jėzus Marija, kaip gerai. Naminiai čipsai ir sūrio spurgytės. Traškučiai atrodo nenormaliai. Žiauriai. Padažiukas, aišku, svarbu. Padažiukas ne per sūros, čipsiukai. Rūj tokie plani, aš neįsivaizduoju, kaip padaryti tokias. Ištarpino, taikyta, va, opa, tam žaliniš. Reikia praskalauti prieš antrą užkandį mūsų burnytės su Nick and Nora Old Fashion kokteiliukų. Tikiuosi ir skonis bus toks pat įmantrus kaip ir išvaizda. Old Fashion tai čia tikra klasika. Tikriems skonio gurmanams. O čia kaip čia ištraukti ir ką, aš nežinau, kaip nuskaimė, žinai, tokių neduodu. Nu davai, po pirmą, į sveikatėlą. Labai stiprus ir intensyvus skonis. Jeigu jau norit pripisti, tai prašau va. Penktadienis, svajonių išsipildymo metas. Labiausiai iš viską norėčiau skanaus ir didelio burgerio. Su pufaika ir prištinytėm aš suėsiu šį burgeriuką. Davai, žiūrim, ką turim. Aš klausiu, ar normaliai, nenormaliai. Kaip apžiūrėti reikės, tai čia klausimas. That's what she said. Tiesiog viskas bėga pro šoną, bet vo, labai šlapias burgeris. Baigiu šūsną. Labai skani mėsytė. Iš tikrųjų, tokios nelabai gal ir esu mačiusi. Žinot, kaip senais gerais laikais sakydavo. Įspūdingai. Įspūdingai. Nu, dabar bandysime operatoriaus pasirinkimą. Sumuštinukas su tūnu. Nesu tūno mėgėja, pripažinsiu, bet šansą tikrai suteikti reikia. Labai daug sūrio atrodo. Toks tūnas ne iš skardinių, nes aš nežinau, dėl ko nekenčiu tų konservuotų tūnų. Šviežias tūnas, konservuotas ne. Nu, tikrai geras pasirinkimas. Operatoriai dažniausiai nebūdinga, bet šį kartą tikrai maloniai nustebinom. Ir ką reikia paragauti, svarbiausia akcento bulvyčiam. Iš išorės traškas, viduje yra kažkiek minimaliai minkštumo. Duočiau 8,5. Nu tai ką, o prie marinuotų daržovyčių aš matau, kad geriausias pasirinkimas būtų naminė svaraininė. Iki dugno neprižadu išgerti, bet pasistengti. Labai marinuotas. Aš nebuvau tam pasiruošęs. Bet dabar jau žinau, ko tikėtis. Davai su svaraininė už penktadienį, blėt. Tiesi neiškrisi iš kojų po šitą. Tai kad čia kaip vanduo, ble. Jeigu su draugais ateisi šatuko, tai pasimti šitą naminę svaraininę, nes tiesiog ir zakuskos nereikia. Labai gerim. Tėjom prie žavaus jaunimo, paklausim, ką geriam šiandien. Vandenį. O tai ko taip slabnai kaip penktadienį? Vairuoju. Vairuojat. O ką ponas jūs gerit? Whisky sourį. Whisky sourį. Kaip, nuo 1 iki 10? Būna geriau, ar jau čia tobulą? 9, sakyčiau. 9. Ko trūksta iki to? Sūrumo. Ko tokia? Rūgštumo. Rūgštumo, ne? Sveiki, norėjom paklausti, ką valgot? Kas liko? Kas liko? Kas liko? Čia biškį atsiprašom, negalvom, kad ateis filmuoti. Tai nieko, visada mes netikėtai čiampat. Tikrai. Ir ką čia tokio ragavot, pasakykite? Ragavom sumuštinį su tūnu, buvo labai skanu. Bet tada valgiam valasdelę, čia vieną liko, dar prisivalgiam, tai net nebetelpo, tai porcijas geras. Įpisot į baką kažką? Nu, tai čia jau privaloma. Kokteilis kiek nuo 1 iki 10? Oi, kokie gal 9,5. Jeigu norit jausti vienai dienai, blėt, nu dabar tai šūda tikrai. Jeigu ir tu nori pasijusti kaip ponas ir taip nuostabiai pavalgyti ar atsigėti nerealių kokteiliukų, palaikink šį video, rašyk noriu, tagink savo draugą, su kuriuo norėtum atvykti į Grand Central Vilnius ir galbūt tu laimėsi 50 eurų dovanų čekį apsilankyti čia. Nelauk, tagini, karočiui ir varai ir gal laimėsi.